Kas galėtų padėti sumažinti karščio bangas ir naktinį prakaitavimą menopauzės metu? Natūraliai. Pirmas. Nustoti gerti kavą. Deja, kava yra stimulantas ir jisai sukelia bendrą kūno temperatūrą ir tai suaktyvina karščio bangas bei naktinį prakaitavimą. Antras. Atsisakyti alkoholio. Tyrimai rodo, kad alkoholis veikia panašiai kaip kava. Jisai sukelia kūno temperatūrą, pablogina miegą ir pablogina karščio bangų bei naktinio prakaitavimo simptomus. Trečia. Kontrastiniai dušai. Pabaik praustis su šaltesne vandens srove, ypač prieš miegą. Bendras kūno temperatūros sumažinimas yra puikia pagalba. Ketvirta. Tyrimai rodo gerus rezultatus moterims, kurios naudojo šalaviją, raudonąjį dobilą ir ar vitaminą E. Tad irgi verta juos išbandyti. Penkta. Fizinis aktyvumas. Ir tikriausiai jūs sakysit, bet fizinio metu temperatūra sukyla. Taip, temperatūra sukyla, bet yra ryšys tarp fizinio aktyvumo, normalaus kūno masės indekso ir gyvenimo būdo, kad visi šitie trys vis dėlto sumažina karščio bangų ir naktinio prakaitavimo simptomus. O mes puikiai žinom, kad fizinis aktyvumas yra gerai viskam. Tad neskubėkite sakyti, kad aš nemėgstu sporto. Geriau suraskit, kas jums patinka ir ką jūs galit daryti. Išbandykite šitus pasiūlymus ir visuomet galit pasikalbėti su gydytoju, jeigu šie simptomai yra tikrai intensyvūs ir tikrai trukdo jūsų gyvenimo kokybę. Nes yra ir kitokių būdų, kaip pavyzdžiui, pakaitinė hormonų terapija. Bet prisiminkit, kentėjimas neturėtų būti jūsų pasirinkimas. O jeigu menopauzės tema yra tau aktuali šiuo metu, kviečiu pasekti.